akimirką truputėlį pakeisim aplinką ir užsiimsim kitų įdomių projektų. Tai pristatau jums Bagislavą. Šią akimirkai čia yra kol kas bagis, tačiau iš jo turi būti padaryta amfibija. Ką mes čia konstruojam? Tai čia yra draugo bagis, jisai nupirko plaukiančius ratus, su savo sūnum sumontavo. Turim 3 litrų dyzeliuką, 4 varomus, palėtintoje ir norim iš šito daikto padaryti, kad jis ir važiuotų ir plauktų, turėtume didesnę čia kabiną, daugiau žmonių prisisodinti. Ir šią akimirką tuo užsiimsim. Pabandysim šiandien pasijungti davikliukus, kad matytume variklio temperatūrą, kas rodo tepalo slėgį, kokias smulkmenas yra parėjęs vynas, net nežinau, adapteris, kaip jis ten vadinasi, gaudžius. Taip, kad rodytų slėgį ir jeigu jį pavyks pajungti, viskas bus ok, jeigu ne, tada tiesiog jungsim nuo VD fiškės, kad rodytų kompiuteriukas ir naudosim taip. Ratai iš tikrųjų nėra sunkus, ganėtinai lengvi, atrodo tik dideli. Biškį nerimą kelia, kad šitoj vietoj mes jau galim gal net ir pradurti kažkur stipriai kirtę. Bet slėgis jų nedidelis, manau, kad nesudėtinga ir taisyti juos būtų. Čia pats nemontavau, bet bent jau tą pasakoju, tai labai daug klijų visur tepėsi. Susispaudė, užsivaržė ir turėtų viskas būti čiotkai. Turim ir variklį. Tai vėlgi variklis bus geriau, jeigu ne Volkswagen arba BMW. Va čia turim M57 dyzeliuką, jisai yra nuo 3 litrio E39 slyvos berods ir kol kas važiuoja. Matau, savininkas jau išdraskė granatą, čia berods su UAZO tiltą ir kažkieno tokio, aš su šitų reikalų nesu susipažinęs ir nežinau, kaip tai veikia, taip teks va išsiaiškinti. Koilai nuo kažkokios audinės įmontuoti, juos galimi panaikinsim, nes kad padaryti vientisą plaukiantį kėbulą negalės įsivaikščioti visur, kur nori. Ir va šią akimirką lygiai tiek esame darbus. Taip, turim čia kažkokią nesąmonę, kurią dabar dėsim į Bagislavą ir matysim, ką iš čia rodo. Ai, tai lėka, tai užsimėsi šitie pakavimai, tai primena kokius, net nežinau, 2000 metus. Arba žiguliuose va tokių visokių prisukinėta būdavo. Labai daug dalykų aiškinamės va tokiam nesąmonėm, tai naudodami dirbtinį intelektą. Iš tikrųjų šis praeistais buvo labai kvailas, dabar beveik gudrus. Manau ateityje, kad iš visis ten bus labai geras reikalas. Žiūrom, čia yra slėgio. Slėgiui žinau, kad užtenka vieno laido, kad jisai veiktų, bent jau automobilyje dažniausiai daviklis būna vienas laidukas, kuris fiksuoja motoro slėgį. Ir mes čia turim krovimą. Krovimui tai turėtų būti pliusus minusus pagal mane, ne? Ateit, kad jis matytų voltažą. Čia amperus jisai matot. Reikia, reiškia, grandiniai kažkur sujungti nuosekliai. O slėgis, o vandens turim dačiką šitą. Tai kaip ir reikėtų į kažką įsukti. Bet iš tikrųjų reikia žiūrėtis, ar mes galim šitą galą atjungti, nukirpti ir dajungti tiesiog prie seno daviklio. Senas daviklis ant šitų M7 stovi po kolektorium gale. Nes jeigu atsirenkime, kuris laidas nueina, mes galėsime pasibandyti. Ai, bet čia visi jiem pliuso reikia. No. Tik aš nesuprantu, ką man perų reikia. Žodžiu, nepatinka man šitą. Tai va, įsiaiškinom nesąmonę, kame reikalas. Tai turim šitą, čia yra slėgį matuoti, tai kadangi neturim tam aparatė jokio skydelio ir mums niekas check the engine lemputės neuždegs slėgio trūkumo, pasijungsim tiesiogiai į alyvos filtro korpusą,
kur stovi slėginis daviklis originalus BMW. Pasidomėjom, kad MPM7 jokių problemų neturės, jeigu mes jo nepajungsim. Tai tiesiog daromės dabar perėjimą, kad ant šito daikto matytume, kokį iš tikrųjų slėgį turim faktinį. Bet bėda tame, kad mums lygis netitiko, dabar turim ieškoti perėjimo va tokio va, kad būtų tokio dydžio kaip šitas. Šiuo atveju visam komplektukė universaliam nieko neradom. Čia kaip visą laiką, jeigu viskam tinka, tai netinka niekam. Šitoj vietoje kaip ir išsisprendėm su aušinimo temperatūros davikliuku. Ką darom? Realiai mums tiesiogiai atitlaidus dajungti netinka, nes valdymo blokas turi matyti. Ir jeigu tiesiog pajungsim, nesusikomunikuos reikšmės ir ten nurodys mums nesąmonės. Tai mes nusprendėm, kad jungsim tą daviklį, kuris berods yra va čia va. Padarysime žarnoj intarpą iš variklio išėjimo, kad šitas matuotų. Jam reikia realiai pliuso minuso, kad įsijungtų ir šitas davikliukas jisai fiksuos, ką mes veikiam. Tai pajungsim šitus laidus pliusą nuo sužadinimo, kad jisai veiktų tik tada, kai mes automobilį užkuriam. Čia nelabai gal automobilį pavadinsim. Transporto priemonę. Ir viskas, dabar įsiuntėm detalių ieškoti, ko reikia ir turėtų rasti. Tai jeigu sprendžiam šitus reikalus, bus viskas labai gerai. Ar jungti ampermetražą, aš manau, kad jo nereikia. Ar mes matuosim amperius, kiek prateka. Aišku, gal kas daugiau susidūrė šitų reikalų, gal pasakys, kad būtinai reikia. Bet iki šią akimirką be to gyvenu ir puikiai veikia. Va, turim daiktą, kuris turi amortizuoti, mums tai čia ganėtinai miškiai yra. Tai realiai su koja, bet patlankyti ir net neskauda. Tai kodėl jie turės amortizatoriaus paskirtį atlikti, nes panaikinsim amortikus. Turėsim padaryti po apačią tokį rėmą, kuris plauktų ir dėsim iš šonuose pantonus, kad yra prava, kai yra svoris, kad kažkas keltų į viršų nuo vandenimus. Tai realiai, jeigu laivais vedami 100 tonų neskęsta, tai aš manau, kad toną su pusė tikrai nenuskandinsim. O jeigu nuskandinsim, tai sekantį kartą žinosim, ką daryti kitaip. Tai vis kolegai sakau, ko filmuok vėl, nes dar turiu atsimenu, ką papasakot. Tai dabar padaryta taip, radiatorius patabytas ten gale. Ir iš čia nueina į rėmą. Šiaip nedažnai su tokia inžinerija susiduriu, bet tipo per rėmą teka iki to radiatoriaus ir ten taip cirkuliuoja tas vanduo. Aišku, čia užsorina, jisai tai nenormaliai, kai reikia karnuotis ką daryti, tai naikinsim šitą reikalą, įgysim radiatorių priekyje. Ir bus įspręsta. Ar tu ateisi? Taip. Čia reikia padaryti šviesas. Tai bus pabaiga ir sugalvoti kažkokį ventiliatorių. Trys, du, vienas ir mane vėl filmuoja. Tai va, kurme, čia realiai tai yra hemorojus. Pati problema yra, kai, žinok, čia panašiai kaip su darbu. Kai ateini į samdomą darbą, tau pasako, ką reikia daryti ir tu darai. Kuomet tau reikia pačiam mąstyti, viskas darosi daug sudėtingiau. Bet dabar žinai, ko reikia, bet neįsivaizduoji, kaip daryti. Tai ką mes nuveikėm dabar, tai pasijungėm tuos kvailus dačikus. Iš tikrųjų, radom, kad nesusikomunikuos ten su ECU, nieko. Greituoju būdu eksperimentą pasidarėm tokį. Visom su kempu, aišku, negražiai. Net užsivirinom pasibandymui flančą, įsisukom daviklį, tą kur parodyta. Laidų irgi neslapstėm nieko, pajungėm tik tam, kad jisai maitintųsi. Pajungėm nuo degimo, kad kai paduoda maitinimą užsidega šitie. Realiai temperatūrinis veikia, slėgį pajungėm vietoj bendro originalaus daviklio. Tai dabar valdymo blokas nematys slėgio, bet jis nieko nesudaro, variklių dėl to negesins. Mums yra aktualiau matyti tikrą slėgį čia, negu kad kompas matys, kad ten tipuolė gerai viskas, bet mums nerodys. Tai įsisprendėm šitą vietelę,
aišku, laidų neslėpiam, turim visi darbai, kur persidarys. Dabar bandysim pakeisti konstrukciją visą, nes man estetinio vaizdo čia nėra šitam bagyje. Ten darysim priekį 4 kampą. Čia norim pradėti papildomų vietų ir norim po apačią daryti visą rėmą. Su rėmu irgi susidūrėm su problema, nerandam kur įtubdyti 2 papildomas vietas. Panaikint turim radiatorių šitą, nes čia irgi pointo jo nėra. Dėsim į priekį padarę daugiau vietos, aušinimą dajungsim, čia viską kas nereikalinga išmėtysim. Tai realiai pasišalina štangos, amortizatorių perdarysim kitaip, kažkur galimai ten slengsim, kad amortizuotų, rastakės išneš ratus, jis tai buvo toks ratukas. Dabar turim tokį, skirtumas šioks toks yra. Panaikinsim, bandysim sumastyti 2 vietas, kaip čia įdėti, tai kol kas planas toks. Eina rėmas, čia rėmas pasibaigia, čia leidžiasi žemyn truputėlį. Toj vietoj atsiranda atsisėdimai ir bagės nueidinėja ir užsilenkia į šitą galą. Viskas. Toj vietoj aišku. Grįžtam prie kolonėlės. Turim didesnę problemą. Nuo pat pirmos dienos man šita kolonkė nepatiko. Nes čia šitas strypas iš visur kabinose. Viską tampė. Dabar jeigu norim, kad vandens nepapultų po visur, šita kolonėlė irgi tema, nes ne tik, kad jinai iš šonus vaikšto, visas šitas strypas, bet jisai ir slenkasi pirmyn atgal. O pasiekoje jokie salnikai neužsidarinsim taip, kad ten vanduo nelėktų. O vandenio čia mums nereikia. Tai bandom inžineriją sumastyti, pasitelkdami, ką sumastė Bembas su savo kolonėlėm, ką naudoja elektrinės kolonėlės, kas čia padaryta ir reikia iš ūdo sulipdyti guziką. Dabar mastam, kaip tą guziką padaryti, kol kas mintis yra, kad keliam aukštyn, kažkur viršui valdosi, apačiai kalbos darinta ir turėtų plaukti. Irgi planavom naikinti amortikus, dabar tarėmės gal nenaikinam, gal tegul kabina pati vaikšto, nevaikšto apačioje tik tai tiltai, kad būtų toks amortizavimas. Bet irgi klausimas, kaip paprasčiau, kaip geriau ir ar verta. Reikėtų pasižiūrėti amfibiją, nes aš pirmas dalykas esu nekvalifikuotas konstruoti tokių dalykų. Antra, aš esu nekvalifikuotas daryti kažką, kas plauktų. Trečias dalykas, aš niekados net nestovėjęs prie tokio daikto. Tai iš kur man žinot, kaip jis turi plaukti. Ir dabar bandysim kažką padaryti. Tipo, skaitysiu, kad viskas gerai, jeigu nepadarysim kvailiau negu padaro prancūzai. Tada bus gerai. Ir viskas. Tokius tokelė. Šią akimirką galimai kol kas ir pabaigsim į šitą vietą. Nes daugiau nieko nesugalvojom, ką veikti. Sugalvojom, bet neturim daugiau priemonių nieko. Ir skirstysimės namo. Va, jeigu dar kažką atsiminsiu, paminėsiu, jeigu ne, tai viso geriausio. Dar atsiminiau, ką turiu paminėti, tai ten turim išmetimą, kuris eina į apačią, kelsim į viršų ir darysim vadinamą šniorkelį oro paėmimui, kad viršus virtų tie džipai, kur važinėja bekelėm. Dabar turim tuos gaužus veikiančius, tai suspaudžiam šankudėlę, šibėgis kažkuris yra, pasijungiam degimą, gaudžiai užsidega. Dabar jeigu mūsų inžinerija pasiteisino, užkūrus turėtų pakilti tepalo slėgis. Banu, žiūrim, ar žmogučių nepašaudysim.